Dideli pasiekimai prasideda nuo mažų žingsnelių. Kaip juos žengti ir įgyti naujų įgūdžių, aiškinsimės Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Koks yra sėkmingas žmogus? Talentingas, pasitikintis savimi, mokantis bendrauti, turintis mėgstamą veiklą ir draugų. Jau 20 metų Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui vadovaujantis Valdas Jankauskas sako, kad klysta tie, kurie galvoja, jog gyvenime sekasi tik gimusiems po laimingą žvaigždę. Iš tiesų sėkmingi žmonės negauna visko ant lėkštutės. Jie daug mokosi ir dirba siekdami savo užsibrėžtų tikslų. Šiaip visi mes sėkmingi galim būti ir esam turbūt sėkmingi, bet yra labai blogai, kai švietimo sistemoje einama vajų keliu. Šiaip tobulėjimas vyksta visada atskaitos taškas pačio žmogaus. Ir čia reikia visada klausti, kiek aš pasidariau stipresnis arba kiek patobulėjau lyginant su vakar diena, o ne su kolega ar su draugu. Nes kiekvienas žmogus tobulėja skirtingai. Ir būtent tie pastovų žingsniukai, jie būtent daro tai, kad mes pastoviai tobulėjam. Na, galbūt jeigu, kaip pavyzdį pasakyčiau, jeigu mums reikėtų padaryti 5000 atsispaudimų arba 1000 užtektų per vieną dieną, mes numirtumėm arba, reiškia, nebeatsikeltumėm. Bet jeigu kiekvieną dieną padaryti po 25 atsispaudimus, mūsų raumenys užaugtų. Tai yra lygiai taip pat su tobulėjimu. Mes turim tai daryti pastoviai, mes turim žingsniukas po žingsniuko tobulėti ir ugdyti savo įgūdžius. Būtent gyvenimiškiems įgūdžiams ugdyti ir yra skirta šiemet Lietuvos vaikų ir jaunimo centre startavusi superkompetencijų programa. Jos tikslas yra kartu su tėvais ir būrelių vadovais padėti vaikams išsiugdyti tokias sėkmingo žmogaus savybės, kaip savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, kūrybiškumas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti individualiai ir komandoje. Viso to vaikai ir jaunuoliai mokosi ne nuobodžiose pamokose, o mėgstamos veiklos būreliuose. Prieš 5-6 metų atlikti tyrimai, kai mes užduodamam tėvam klausimą vaikams apie tokius dalykus, ar jūs ateinate čia norėdami išmokti bendradarbiavimo ar bendravimo, didžioji dalis sakydavo, ne, mes čia ateinam išmokti šokti, išmokti plaukti. Mus nustebino paskutiniai tyrimai, kad apie 70-80% tėvų būtent akcentuoja šitą, kad jiems jau reikia. Jie pastebi, kad būtent sėkmę neša dalykai, kurie susiję su tom kompetencijom ir tais gebėjimais. Sėkmingi žmonės nelaukia, kol užkips jų norus pildanti auksinė žuvelė. Sėkmingi žmonės žvejoja kiekvieną galimybę tobulėti ir mokytis naujų dalykų.